Kaip išeiti iš užburto besikartojančių įvykių rato. Manau, nekartą esate pastebėję, kad gyvenime nuolatos kartojasi tie patys scenarijai. Dekoracijos keičiasi, žmonės keičiasi, bet situacijos tokios pat ir kiekvieną kartą vis stipriau mus paliečiančios, vis stipresnis emocinis fonas. Ir priežastis slypi mūsų viduje. Tai yra nesuvoktos situacijos, kurios virto emociniais blokais. Blokai blokuoja mūsų gyvybinę energijos tėkmę ir pakreipia mūsų mintis, mūsų sprendimus ir mūsų veiksmus ne tą kryptimį, kurią mes norėtumėm, bet tą, kuri gaunasi pagal mūsų vidinę vibraciją. Na ir kas yra svarbiausia, kad mūsų emocijos tai yra tarsi magnetai traukiantis tas pačias situacijas į mūsų gyvenimą vėl ir vėl. Ir būtent tai ir formuoja mūsų realybę. Pavyzdžiui, tu keiti partnerius, bet konfliktų pobūdis lieka toks pat. Tarkim, nuolatos iškyla pavydas arba iš tavo pusės, arba iš jo pusės, ar ne? Tu jautiesi kontroliuojama arba atvirkščiai kontroliuoji. Tau atrodo, kad tavimi nesirūpina ir tu jautiesi nesaugiai tuose santykiuose. Ir tai yra ne apie naują žmogų, o apie seną tavo nuoskaudą, kuri pritraukia būtent tokį scenarijų. Būtent tokį žmogų, kuris galės geriausiai atliepti tavyje esančias emocinės programas. Toliau. Tarkim, tu keiti darbus, bet visą laiką tau atrodo, kad vadovas tavęs nesupranta, tavęs nevertina, nuolat užkrauna per daug darbo, per daug atsakomybių. Ir tai yra susiję vėlgi su senomis programomis apie tavo vertę, apie tavo pripažinimą arba nepripažinimą, kurios susiformavo ankstyvoje vaikystėje. Arba, pavyzdžiui, santykiai su pinigais. Ne? Tarkim, tu augi karjeros laiptais lipi, tu sukuri kažkokį verslą, užsiimi kažkokią veiklą, tavo pajamos didėja, bet tuo pačiu didėja ir išlaidos. Tai yra tavo pinigai visą laiką nuteka. Ir tu niekaip negali pasijusti turtinga, gausoje, nes tavyje yra pasąmoninės programos apie trūkumą ir apie nevertumą. Ir jeigu tikrai nori, kad tavo gyvenimas pasikeistų, pirmiausia, turi suvokti pačią situaciją, paleisti emocijas užstrigusias toje situacijoje, suvokti, kaip tu susikūrei ir kokią pamoką turi išmokti. Ir tai tikrai nėra lengva. Tačiau įrankiai tokie kaip emocijų paleidimo technika, darbas su pasąmoniniam programom, neurolingvistinis programavimas tau padeda į tai įsigilinti ir išsilaisvinti. Ir paleidus senų įvykių magnetus, atsiveria nauja erdvė naujiems pasirinkimams, naujoms galimybėms, tu patiri vidinę ramybę ir kyla tavo savivertė, nes viskas yra mūsų viduje. Na ir jeigu tu nori išmokti atpažinti ir paleisti savo užslopintas emocijas, kviečiu tave prisijungti į 6 savaičių kursą, kuris vadinasi Pradžia, kuri keičia tavo gyvenimą. Ten žingsnis po žingsnio mokysimės neutralizuoti senas programas, išlaisvinti užspaustas emocijas ir realiai stebėti pokyčius savo gyvenime. Visose gyvenimo srityse tai yra sveikata, santykiai, finansai ir visa apimanti emocinė būsena. Daugiau informacijos bei registracija komentaruose po šio video ir tik tu gali, tik tu pati gali priimti sprendimą, padėti savo nustoti suktis tuose pačiuose ratuose. Ir jeigu tau patiko, spaus patiko. Jeigu manai, kad gali būti kažkam naudinga, pasidalink. Ir iki susitikimo kurse.